Sveiki atvykę į Drogo kanalą, aš esu Darija ir šiandien noriu papasakoti jums apie tobulų garbanotų plaukų rutiną. Šią rutiną sudaro 4 labai paprasti žingsniai ir ši rutina yra su naujomis Garnier Fructis priemonėmis, kurios yra skirtos visų tipų garbanotiems plaukams. Kaip tikriausiai pastebėjot, mano plaukai nėra nei banguoti, nei garbanoti. Todėl šį kartą šią liniją bandė ne aš, o mano draugė, nes ji turi tokius banguotus, šiek tiek garbanotus plaukus ir tikrai susiduria su visų garbanotų plaukų problemomis. Tai manau, kad galim nieko nelaukti ir keliauti prie pačio video. Taigi, 4 žingsniai tobulų garbanų link. Nežinau, ar žinot bendrai, ką reiškia tas curly method, bet tai yra tokia garbanotų plaukų rutina, kuri labai sparčiai išpopuliarėjo prieš keletą metų. Dabar visas detalės nenoriu per daug giliai lįsti, bet visa esmė buvo tame, kad reikia naudoti daugiau drėkinančių priemonių ir, pavyzdžiui, kaukę arba kondicionierius skirstyti va tokiais judesiais, žodžiu. Taip pat buvo specialus būdas, kaip jūs nusausinti su rankšluosčiu, nebuvo galima jų šukuoti ir plaukams reikėjo leisti natūraliai išdžiūti. Ir po tokios rutinos garbanės turėjo tobulas garbanas. Tai įkvėpimas šiai linijai atėjo būtent iš to trendo, bet tai yra tik tai linijos pavadinimas. Ir liko tik tai pats tikslas, tai yra tobulos garbanos. Tai pradėkime nuo pradžių. Ir pirmas žingsnis yra paruošiamasis šampūnas. Ši priemonė yra pagerinta drėkinamojo kompleksu su hialurono rūgštimi ir sviestmedžio aliejumi. Ir plaukus jis turi drėkinti net iki 100 valandų. Taigi, kaip naudoti? Tai yra pirmas žingsnis, reikia paskirstyti priemonę ant drėgnų plaukų. Taip pat geriau vengti yra galvos odos. Paliekame veikti 5 minutėm ir tada tiesiog nuplauname. O antras žingsnis yra jau šampūnas. Aišku, jis yra taip pat papildytas tokiu pačiu drėkinamojo kompleksu ir plaukus jis drėkina iki 72 valandų. Ir naudojame jį kaip tiesiog paprastą šampūną. Užtepame ant drėgnų plaukų, masažuojame kol suputos ir nuplauname. Beje, visų šių priemonių efektyvumas buvo patvirtintas instrumentiniais tyrimais ir priemonės buvo išbandytos su skirtingo tipo garbanomis. Nuo 2 iki 6 tipo. Trečias šios garbanotų plaukų rutinos žingsnis yra kaukė, kuri plaukus turi drėkinti netgi visą savaitę. Šiaip sakyčiau, kad konsistencija nėra tokia labai jau tiršta, bet plaukai tikrai būna labai švelnūs. Be to, šią kaukę naudoti galima netgi 2 būdais. Pirmas būdas yra užtepti ant drėgnų plaukų ir naudoti kaip tiesiog plaukų kaukę. Tai yra palaikyti nuo kažkur 5 iki 20 minučių, kaip norit, ir tada nuplauti. Aišku, geresniam poveikiu geriau palaikyti kuo ilgiau. O antras būdas yra užtepti ant drėgnų arba sausų plaukų ir naudoti kaip nenuplaunamą kremą. Tik tai šiuo atveju netepkite arti skalpo, o koncentruokitės ties galiukais ir plaukų viduriu. Garbanos atrodys tikrai labai gražiai. Ta patvirtino ne tik instrumentiniai tyrimai, bet ir mano draugė. Na ir paskutinis šios rutinos žingsnis yra purškiklis. Jis yra skirtas garbanoms atgaivinti. Šiuo atveju jis ne tik drėkina plaukus, bet ir išryškina garbanas. Ir veikia 48 valandas. Bet aišku, galite naudoti ir dažniau. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną. Tai galima sakyti, kad šią priemonę irgi galima naudoti 2 būdais. Pirmas būdas yra šios priemonės naudojimas plaukų plovimo dienomis. Purkšti reikėtų ant drėgnų plaukų prieš šios procedūros pabaigoje. Gerai ištrinti ir palikti išdžiūti. O antras būdas yra naudoti tarp plovimų. Šiuo atveju, aišku, turime purkšti ant sausų plaukų. Irgi švelniai ištrinti ir palikti išdžiūti. Ir garbanos pradės vėl žvilgėti. Tai iš tai viskas. Mano draugė šias priemonės testavo visą savaitę. Ir jai tikrai patiko, nes garbanos tikrai išryškėjo. Buvo tokios sudrėkintos ir žvilgančios. O jeigu turit garbanotus plaukus, tai žinot, kaip su jais kartais yra sunku. Aš pati negaliu per daug čia komentuoti, tai tiesiog dalinuosi garbanotų žmonių išgyvenimais. Aš asmeniškai šių priemonių nebandžiau, bet kas man labai patiko, tai kvapas. Nežinau, kaip apibūdinti geriau, bet man tai yra toks atnaujintas klasikinis Fructis kvapas. Tai kas mėgstat, tas mėgstat. Tai iš tai ir viskas. Tikiuosi, kad video patiko ir jeigu ieškot savo tobulos garbanotų plaukų rutinos, siūlau atkreipti dėmesį į šią liniją, kuri visai neseniai pasirodė Drogos parduotuvėse. Ir visas jas galite įsigyti tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internetinėje. Taip pat nepamirškite pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose – Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Drogas Lietuva. Visų jūsų ten labai lauksime. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.